Sveiki mūsų tinklapio žiūrovai, taigi panagrinėkime, ar Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis vis dėlto mums melavo dėl savo automobilio ar ne. Taigi peržvelkim Kęsto Komskio ištrauką iš laiško mums. Viena jo citata sako, kad tai, kad jis nenuomuoja automobilio iš lėšų skirtų parlamentiniai veiklai, yra nurodyta jo viešuose skelbiamuose finansinėse ataskaitose. Todėl mes ir nusprendėme peržvelgti šias viešas ataskaitas, kurios buvo pateiktos praeitoje Seimo kadencijoje 2008-2012 metų. Ir štai, ką mes ten randame. Na kągi, pradėkime nuo 2009 metų pirmojo ketvirčio, taip kaip yra paviešinta Seimo internetinėje svetainėje. Kągi mes matome, 2009 metais pirmą ketvirtį Kęstas Komskis išleido transporto priemonės eksploatavimui 4481 litą. Žemiau eilutėje matome transporto priemonės nuoma ekskursijai renginiui 4550 litų. Na, išties nemaža suma. Žiūrim toliau. Antrame ketvirtyje 2009 metų matome transporto priemonės eksploatavimui 4756, transporto priemonės nuomai 2703, transporto priemonės nuomai ekskursijai renginiui 1500 litų. Trečias ketvirtis transporto priemonės eksploatavimas 4420 litų, transporto priemonės nuoma 3152 litai. Ketvirtas ketvirtis transporto priemonės eksploatavimas 4159 litai, transporto priemonės nuoma 3023 litai, transporto priemonės nuoma ekskursijai renginiui 990 litų. Na štai, o 2010 metais atsitinka įdomus dalykas. Kęsto Komskio išlaidose dingsta visos eilutės automobilio nuomai ir lieka viena vienintelė transporto priemonės eksploatavimui, kurui tepalam ir kitkam 4844 litai. Atkreipiame dėmesį į viršuje esančio Seimo nario Egidijaus Klumbio išlaidas. Transporto priemonės nuoma, panaši suma kaip ir Kęsto Komskio eksploatavimui 5881 litas. Na, išties visą sekantį laikotarpį iki 2012 metų pabaigos Kęsto Komskio išlaidos transporto priemonės eksploatavimo yra gan panašios. Suma vyrauja virš 4000 iki 5 ir norim parodyti paskutinių dviejų ketvirčių 2012 metų išlaidas. 2012 metų trečiojo ketvirčio Kęsto Komskio išlaidos transporto priemonės eksploatavimas, techninė priežiūra, remontas 6262 litai. Ir paskutinį 2012 metų ketvirtį Kęstas Komskis transporto priemonės eksploatavimui, techniniai priežiūrai ir remontui išleido 4856 litus. Kad galėtumėm geriau susidaryti įspūdį apie išlaidas, palyginkime su kitais Seimo nariais Kęsto Komskio išlaidas transporto priemoniai. Kęsto Komskio bendrapartietis 2012 metais paskutinį ketvirtį Andrius Mazuronis transporto priemonės eksploatavimui, techniniai priežiūrai ir remontui išleido 2518 litų, tačiau pas Andrių lieka transporto priemonės nuomos eilutė 3484 litai. Kitas Komskio bendrapartietis Remigijus Ačas, pagarba jam, transporto priemonės eksploatavimui, techniniai priežiūrai ir remontui per ketvirtį išleido tik 99 litus 95 centus. Žemiau kitas Seimo narys Mantas Adomėnas transporto priemonės eksploatavimui, techniniai priežiūrai ir remontui išleido 204 litus 38 centus, tačiau transporto priemonės nuomai 5097 litus. Panaši suma, kokią Kęstas Komskis išleidžia automobilio techniniai eksploatavimui, techniniai priežiūrai ir remontui. Pasižiūrėkime dabar jau nesančio Seimo nario Algio Čapliko tuometinės išlaidas. Transporto priemonės eksploatavimo, techniniai priežiūrai ir remontui 181 litas. Transporto priemonės nuoma 2962 litai. Žemiau Vida Marija Čigrijienė transporto priemonės nuomai išleidžia panašią sumą, kaip Kęstas Komskis išleidžia transporto priemonės eksploatavimui. Pažiūrim dar vieną Seimo nario Dumčiaus išlaidas transporto priemonės eksploatavimo, techniniai priežiūrai ir remontui 458 litai. Transporto priemonės nuomai 4759 litai. Dar keletas Seimo narių išlaidos.
Vytautas Gapšys transporto priemonės eksploatavimui 811 litų per ketvirtį, transporto priemonės nuomai 1977 litai. Na ir štai Vydas Gedvilas, šiuo metu Kęstas Komskis dirba šio Seimo pirmininko pavaduotojų, transporto priemonės nuomai išleido 3920 litų, šiek tiek mažiau negu Kęstas Komskis išleidžia transporto priemonės eksploatavimui per tą patį ketvirtį. Mus labai domino Petro Gražulio išlaidos, kadangi jis taip pat Kęsto Komskio bendrapartietis. Tai štai ką mes matome, transporto priemonės eksploatavimo techninį priežiūrą remontui 1500 litų, transporto priemonės nuomai 3220 litų. Arminas Lydeka išleido transporto priemonės eksploatavimui 518 litų, na, o transporto priemonės nuomai 2630 litų. Jurgio Razmos išlaidos transporto priemonės eksploatavimui 1693 litai, transporto priemonės nuoma 4456 litai. Panašiai tiek, kiek Kęstas Komskis išleidžia transporto priemonės eksploatavimui. Atlikus šią Seimo nario Kęsto Komskio finansinių išlaidų ataskaitų analizę, galime daryti išvadą, kad Kęstas Komskis automobilio degalams, tepalams, techniniai priežiūrai išleidžia tiek, kiek kiti Seimo nariai išleidžia automobilių nuomai. Kur tiesa, o kur melas, paliekame nuspręsti jums, žiūrovai, nes Kęstas Komskis grasina mums teismais už tikrovės netitinkančių faktų viešinimą. Tačiau praeitos kadencijos Kęsto Komskio vieša finansinė ataskaita leidžia manyti, kad skyręs pinigus automobilio nuomai, po metų Seimo narys atsisakė automobilio nuomos ir lėšas pradėjo skirti tik automobilio eksploatavimui.